Štai ir atėjo ta didi diena, kai mes sakome sveiki atvykę į Uteną, sveiki atvykę į Lietuvos galiūnų čempionato finalą. Daug žiūrovų ir patys stipriausi Lietuvos vyrai Donatas Maskolaitis. Taip pat šiandien didžiajame finale varžysis Vytenis Pauža. Taip pat kovos dėl nugalėtojo titulo ir Robertas Bartkevičius. Štai tie žmonės, kurie yra tik tai per vieną žingsnį nuo nugalėtojo titulo. Lukas Mataitis. Įsidėmėjote šį jaunuolį, net nebejoju, varžybose kelionėje link finalo. Saulius Kikas, štai toks pergalingas rankų paspaudimas. Taip pat per vieną žingsnį nuo titulo ir ovacijų yra Audrius Jokubaitis, nestokojantis geros nuotaikos. Na ir dar vienas iš realiausių pretendentų į nugalėtojo titulą, tai yra Modestas Struckus. Kovingai nusiteikę iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių atvykę į finalą kovotojai, tarp jų ir Tomas Šliupas. Na, o čia Saulius Brusokas, vyriausias šių varžybų teisėjas, o šias varžybas kartu su jumis stebės stipriausias planetos žmogus, kurį matote ekrane, Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Netrukus suteiksime žodį šeimininkam, o tada prasidės. Labai trumpai, kad svoriai keltųsi lengvai, užduotys irgi eitųsi lengvai, o žiūrovom gerą reginį. Trumpai ir aiškiai. Ačiū labai, merė. Žydrūnoje kurtos ilgos kalbos. Sportininkai neš 210 kg sveriantį svorį ir šį kartą jie neš kuo ilgesnį atstumą. Laimės tas, kuris nuneš jį toliausiai. Na, Žydrūnai, neįprasta, kad politikai taip trumpai kalba. Vieni politikai daug kalba, kiti daug dirba. Labai geras atsakymas. Taip, atėjo ta finalo diena. Trumpai apžvelkime, Žydrūnai, visų galiūnų kelią link finalo. Kas nustebino, kas yra netikėtumo faktorių šiuose varžybose ir kokie yra pagrindiniai pretendentai į titulą? Pagrindiniai pretendentai be abejonės yra trejetukas Tomas Šliupas, Audrius Jokubaitis ir Modestas Struckus. Kiti sportininkai, aišku, bandys taip pat patekti į prizininkų trejetą, bet jiem, aišku, bus sunkiau. Šie lyderiai vis tik tai yra šiek tiek stipresni. Nustebino Robertas Bartkevičius, tikrai puikiai pasirodęs kai kuriuose etapuose. Manau, jis tikrai taip pat galvoja apie prizinę vietą šiandien. Aišku, Saulius Kikas ruošiasi rimtai ir be traumų. Saulius Kikas senokai matytas, ar ne? Taip, nedaug matėm jį šiais metais, bet jis yra sveikas, nusiteikęs kovingai. Manau, kad tikrai puikiai pasirodys. Nematome Roko Černiausko, kuris patyrė traumą, nors jis pateko į finalą, tačiau trauma neleido jam dalyvauti. Ir vietoje matome Donatą Maskolaitį, kuris pirmą kartą dalyvaus Lietuvos galiūnų čempionato finale. Rokas Černiauskas yra labai publikos mylimas, mėgstamas. Kas ten per traumą, kokio rimtumo ir kada Rokas Černiauskas sužinojo, kad nedalyvaus finale? Tai iš karto, nes trauma buvo rimta. Kaip pamename, Druskiniuose Baltijos galiūnų čempionate jisai patyrė traumą ir buvo plyšę kelio raiščiai, meniskas, tai iš tikrųjų reikia operuoti. Jau buvo atlikta operacija, vyksta reabilitacija ir tikimės, kad sportininkas sugrįž kitais metais į galiūnų varžybas. Žydrūnai, kam yra premjera šios finalinės varžybos, kas tokio aukšto lygio etape varžosi ir kas yra senbuviai? Taip, pirmą kartą varžosi finale Tai Bartkevičius turbūt paminėtas. Donatas Maskolaitis. Taip. O Robertas Bartkevičius jau pernai metais pateko į finalą. Aišku, tik tai praėjusiais metais buvo 10 dalyvių finale. Taigi šiais metais buvo šiaip sunkiau jau patekti, nes tik 8 vietos šiais metais. Gerai, Utenoj matome žiūrovų sausakimšą ir palaiko ką? Jūs ten buvot, ką palaiko Utenos publika? Iš tikrųjų palaikė publika visus sportininkus ir sportininkai tikrai atidavė visas jėgas. Tikrai pamatysime labai gražias varžybas.
Taip, Sauliaus Kiko rezultatas daugiau nei 24 metrai, o Audrius Jokubaitis jau iš karto nuo pirmos rungties rodo savo rimtus ketinimus. 37 metrai. Tomas Šliupas, jį paminėjote vieną iš favoritų. Dėl Struckaus viskas aišku, pažįstamas veidas puikiai žinomas. Tomas Šliupas, nuo kada vardinamas kaip favoritas? Na, jisai paskutinius 2 metus tikrai labai stabiliai ir stipriai dalyvauja. Jisai neturi silpnų rungčių, visose rungtyse yra stabilūs rezultatai. Tai visada toks sportininkas yra labai kietas riešutėlis varžovams. Nes, pavyzdžiui, Modestas Struckus turi silpnus pirštus, jo atkelimas nėra toks stiprus, o pas Tomą yra visos rungtys labai balansuotos ir rungtynėse yra labai svarbu neprarasti kažkur tai taškų. Taip, čia rungtis, turbūt atsimenat, suprantate ir žinot, kuo ilgiau nepadedant svorio ant žemės reikia nunešti. Jokubaičio buvo 37, o kiek čia? Struckus 21, 1,60 m, gan kukliau, labai svarbi ta pirmoji rungtis. Tomas Šliupas 5 metrais toliau, 26. Tai panašu, kad Audrius Jokubaitis visiems nušluostė nosis. Na ir iš jūsų 3 įvardintų favoritų Modestas Struckus tik tai 6 vietoje. Taip, kaip minėjau, jisai turi silpnus pirštus, šioje rungtyje lėmė silpni pirštą, jo prastesnį pasirodymą ir iš tikrųjų jam bus dabar ganėtinai sunku, reikės atkovoti tuos 5 taškus iki 1 vietos. O dabar pristatome finalo antrąją rungtį. Antroji šios dienos rungtis – rasto kėlimas, svoris 145 kg, laimės tas sportininkas, kuris rastą iškels daugiausiai kartų per 1 minutę. Taip, Audriaus Jokubaičio rimta paraiška, o Modestas Struckus Žydrūnai, esame jau tokį variantą matę, ar pasikartos tas dėžavų jausmas, kai kelios rungtys praleidžiamos, o vėliau vis aukštyn ir galų gale 1 vieta. Na, iš tiesų, daug rungčių galima tikrai atsigriebti. Turi Modestas taip pat stiprių rungčių. Manau, kad jisai nenuleidžia rankų ir yra tikrai ne tik jo, bet ir kitų sportininkų varžymosi istorija, kada net užėmus paskutinę vietą pirmoje rungtyje ar praradus labai daug taškų, yra kitose rungtyse puikiai pasirodoma ir laimimos varžybos. Na, dar čia ta 6 vieta, iš tikrųjų tie keli prarasti taškai, nieko čia baisaus. Ir čia dabar 3 iškėlimai. Šiai rungčiai skiriama 1 minutė. Žydrūnai, kas tarp legendų buvo šnekama, tarp tikrų šio žanro, šio sporto įžymybių? Kas buvo įvardyjamas kaip stipriausias? Buvo intriga ir viskas aišku? Ne, iš tikrųjų neaišku. Niekas negalėjo tvirtai prognozuoti, kas laimės šį Lietuvos galiūnų čempionatą, nes, kaip minėjau, 3 galiūnai turi tikrai lygius šansus. Lukas Mataitis, visą šį sezoną stebint, misteris 4-5 vieta. Taip, matėm jį jau ir ant prizininkų pakilo šiais metais ir manau, kad jisai jau taikosi taip pat ir finale į 3 vietą ar į 2. Galbūt 1 vietai pritrūktų, bet sėkmingai susiklošiusi aplinkybėmis jis tikrai galėtų patekti į prizininkų tarpą. Na, išties, visko ten gali nutikti. Dabar svarbiausia Lukui Mataičiui aplenkti Modestą Struckų. Modestui tie 3 iškėlimai ir antroji rungtį kuklus rezultatas. Taip, iš tikrųjų, čia jau yra blogesnė situacija, nes rasto kėlime turėjo Modestas laimėti, iškelti kokius 5-6 kartus. Nes čia negalima kaltinti silpnus pirštus. Taip, čia, matyt, čia galbūt ir psichologiškai jau truputį buvo. Sakot, perdegimas? Po pirmos rungties ir nežinau, kas nutiko, nes čia yra viena iš geresnių Modesto rungčių. O šiaip yra tas galiūnams, kažkada klausiu, su tuo spaudimu, ypač tokiuose varžybose, kai yra labai daug lygiaverčių varžovų. Tasai spaudimas, kai tu neišsimiegi ir prarandi 25% savo jėgos, iš jaudulio neišsimiegi. Na, iš tikrųjų būna. Ir pats esu nemiegojęs prieš varžybas, ypatingai pradinėme etape, kada dar tik pradėjau galiūnų sportą.
su patirtim ateina tas pažinimas organizmo, mažiau nervuojas ir labiau išsimiegi. Bet tikrai būna kartais, kad sunku išsimiegoti prieš varžybas ir jeigu prastai išsimiegojus, tikrai praranda sportininkas labai daug jėgų. Na čia turbūt su patirtim ateina tas, žiūrėkite, Tomas Šliūpas, vienas iš pretendentų į nugalėtojo titulą 4 kartai, jau yra pakartotas Mataičio rezultatas, jau yra aplenktas Modestas Struckus ir laiko lieka dar visai neblogai, 15 sekundžių, 5 kartai Tomas Šliūpas išsiveržė į priekį, ar pavyks per 10 sekundžių dar vieną kartą? Ne. Tomas Šliūpas, kodėl jis čia nekėlė dar kartą, pamatė, kad bus sunaudota energija, o rezultato nelabai? 4 kartas buvo labai jau taip sunkiai iškeltas ir man domai sportininkas jautė, kad nepavyktų. Gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki sugrįžę į Uteną, čia labai karšta, jeigu tik tai dabar įsijungėte, meskite visus darbus ir žiūrėkite didįjį Lietuvos galiūnų čempionato finalą, kuris vyksta Utenoje. Nedaug praleidote pirmąją rungtį, kurią laimėjo žmogus, kuris dabar yra jūsų ekranuose, tai yra Audrius Jokubaitis. Jis pirmąją rungtį laimėjo ir jo tvirtas žingsnis link nugalėtojo titulo, bet labai neblogai šioje rungtyje pasirodė ir Tomas Šliūpas. Tomui Šliūpui, Žydrūnai, priminsiu, kad Žydrūnas Savickas kartu su mumis studijoje stebi šias varžybas. Tai kiek Tomui Šliūpui buvo užfiksuota? 5? 5 kartai. Jis yra kol kas lyderis ir gali būti, kad laimė šią rungtį, nes Audrius Jokubaitis nėra stipriausias varžovas jam šioje rungtyje. Bet jo planas minimum dar vieną kartą iškelti ir Strucko aplenkti. Ir susilyginti su Mataičiu. Na. Ir jeigu iškels dar vieną kartą, bet matome neiškelia, tai po 2 rungčių dabar lyderiu yra Tomas Šliūpas. Puikus startas Tomui. Ir nieko čia, Žydrūnai, neaišku. Jeigu Tomas Šliūpas laimė antrą rungtį, tai favoritai pasiema po 1 pergalę. Taip, Tomas Šliūpas 5 kartai, Lukas 4 kartai, irgi nebloga paraiška. Struckus dalinasi 3., 5. vietas, nes ne 3 galiūnai iškėlė po 3 kartus. Saulius Kikas, kasgi ten nutiko jam šioje rungtyje? Ne jo rungtis? Jo rungtis, bet būna ir tokių atvejų. Tikrai nustebino, kad nepavyko šioje rungtyje gerai pasirodyti. Ir žiūrėkime, po 2 rungčių ne Audrius Jokubaitis, kuris laimėjo pirmą rungtį, o Tomas Šliūpas tampa lyderiu su 15 taškų, jam į nugarą alsuoja Lukas Mataitis ir Audrius Jokubaitis. Kova dėl didžiojo nugalėtojo finalo titulo tęsiasi. O dabar pats laikas pristatyti 3. rungtį. Trečioji šios dienos rungtis – kondicionierių laikymas prieš save. Čia svarbus stiprus pečiai ir pečių ištvermė. Kaip jau nekartą sakėme su Žydrūnu, galiūnų sporte dirba labai sumanus, originalūs žmonės. Tai yra ir padėka rėmėjams, ir tarsi netradicinė rungtis, laikant netradicinius daiktus. Bet stebėti tai yra įdomu. Taip, galiūnų sportas ir gimė, kad buvo kilnojami įvairūs daiktai, akmenys, rąstai, įvairius prietaisai. Aišku, galima būtų viską daryti tik tai kilnojant štangas, bet nebūtų taip įspūdinga. Ir galiūnų sportas tuom ir žavus, kad sportininkai naudoja labai įvairias priemonės varžybose. Taip, Žydrūnai, aišku, po 2 rungčių dar nieko, čia mes negalime burti iš kavos tirščių, bet iš tų 3 įvardintų favoritų, ar po 2 rungčių Modestas Struckus vis dar favoritas, ar jį jau keičiame Luku Mataičiu? Na, dar 5 rungtis. Aišku, aš statau režimą prieš arklį. Dar sunku pasakyti, bet 2 nesėkmingos pirmos rungtis iš tikrųjų Modesto situaciją labai komplikuoja. Na, daug klausimų yra ir dėl Sauliaus Kiko, kuklus jo rezultatai. Na, o čia pasižiūrėkime, vienas iš pretendentų į titulą, tai yra Audrius Jokubaitis. Jam labai svarbi rungtis, planas minimum išlaikyti šį svorį ilgiau nei jo oponentas, planas maksimum išlaikyti kuo ilgiau. Koks
laikas Žydrūnai šioje rungtyje, yra rimta paraiška į aukštą rezultatą. Labai geras laikas būtų minutė, Tai čia jau VIP klubas, ar ne? bet jau virš pusę minutės 40 sekundžių jau prasideda geri laikai. Čia vis kylama į tą aukštesnį lygį. 40 sekundžių riba atlaikyta. Audrius Jokubaitis. Žydrūnai, trumpai apie šį sportininką mūsų žiūrovams. Sportininkas tikrai daug metų jau dalyvauja Galiūnų varžybose, su kiekvienais metais stiprėjo. Vis geriau ir geriau. Vis geriau pasirodo tarptautinėse varžybose, matome jį. Tai iš tikrųjų sportininkas jau tampa tokio tarptautinio lygio Galiūnų. Ir manau, kad jau laikas laimėti ir Lietuvos Galiūnų čempionatą. Taip, ir tada jau su titulais ir toliau plaukioti tarptautiniuose vandenyse. Kol kas geriausias rezultatas yra Audriaus Jokubaičio, kuris, priminsiu, laimėjo pirmąją rungtį. O čia Modestas Struckus. Silpni pirštai čia kiša koją, ar ne? Ne, šioje rungtyje nekiša, nes kondicionieriaus svoris nėra toks stiprus, bet to laikoma abiejomis rankomis. Tai čia visa apkrova yra pečiams, kažkiek pavargsta nugara, dvigalvis raumuo, priklausomai nuo pozicijos sportininko, bet visas čia rezultatas priklauso nuo to, kiek yra stiprus pečiai. Atrodo, Modestas Struckus taip gana aukštai iškėlęs. Taip, truputį galbūt net per aukštai. Šiaip taisyklės sako, kad rankos turėtų būti ausų lygyje. Bet aišku, galva yra palenkiama, truputį tas aukštis skiriasi. Bet šiaip Modestas truputį per aukštai laiko, trupučiuką. Vytenis Pauža labai gerai. Ir kada žemiau nusileidžia jau ausų lygio, tada sportininkas yra stabdomas ir fiksuojamas rezultatas. Bet Žydrūnai, man atrodo, Pauža patraukė Struckų rodyti geresnį rezultatą. Jeigu Jokubaičio buvo 55 ar ten 56, Vytenis Pauža aplenkė Jokubaitį, o Pauža aplenkė Struckus. Kol kas geriausias rezultatas 58 sekundės. Dabar mums labai svarbu Šliupas ir Mataitis. Pirma ir antra vietos dabar varžosi tarpusavį. Ir jiem čia viskas labai, matot, svarbus tasai aukštis. Saulius Prusokas, vyriausias iš šių varžybų teisėjas, pakoreguoja, kad būtų svoris ausų lygyje, kaip sakė Žydrūnas. Bet išmušinėja turbūt iš vėžių. Aš suprantu, bando taip labai nepastebimai Saulius prižiūrėti taisyklės, bet kiekvieną kartą koregavimai turbūt nepadeda Galiūnui. Sportininkas turi laikytis taisyklių, tai iš tikrųjų, jeigu nori aukščiau kelt, tai pats kaltas, jeigu tave išmuša iš vėžių. Kiek perspėjimų būna? 2, 3? 2 perspėjimai ir tada yra fiksuojamas laikas. Žydrūnai, Tomas Šliupas pasitraukė iš kovos, nepasiekęs net 50 sekundžių, tai atsilieps. Lukas Mataitis berods visoje šioje kovoje 4. Dar jam netai blogai, bet Šliupas barsto taškus? Taip, iš tikrųjų, Tomas pirmas 2 rungtis labai puikiai pradėjo, o šioje rungtyje jisai praranda taškus. Tai mums nuo to tik įdomiau, nes Modestas vėl atgauna šansus. Taip, Modestas Struckus, sakau, dežavų jausmas. Pirmos 2 rungtis nekokios, pasiema Modestas 3 rungtis varmenų laikymą. Vytenis Pauža primena apie save. Kaip sakiau, Vytenis Pauža padėjo šioje rungtyje Modestui. Audrius Jokubaitis 3, neblogai. Lukas Mataitis 4, Saulius Kikas irgi geras rezultatas. Barsto taškus mūsų lyderis Tomas Šliupas, o dabar žiūrime, lyderis keičiasi. Audrius Jokubaitis vėl grįžta į viršūnę, nuo jo 1 tašku atsilieka Mataitis ir Šliupas. Ar gali būti geresnis finalas, Žydrūnai? Taip, iš tikrųjų džiugu, kad daug sportininkų yra panašaus lygio ir kovoja. O mes supažindinkim su 4 rungtim. Sekanti rungtis - atkėlimas. Šį kartą atkėlimas yra truputį kitoks. Turime 3 svorius, 2 štangas, kurios sveria 260, 290 kg. Ir paskutinis prietaisas šie varžtai, kurie sveria 320 kg. Čia turėtų būti jau tikras išsitaškymas šioje rungtyje. Ar ne? Jinai šiek tiek kitokia, kaip pastebėjote, Žydrūnai.
Taip, šį kartą sportininkai kels 3 skirtingus svorius. Kiekvienas svoris vis bus sunkesnis ir ne po vieną kartą, o po 3 kartus. O paskutinį svorį jau kiek sportininkas gali daugiau atkelti kartų. Tai kaip ir gaunasi varžybos pakartojimams, bet su skirtingais svoriais. Taigi galutinis rezultatas yra svarbu paskutinį sunkiausią svorį atkelti kuo daugiau kartų. Žydrūnai, žiūriu aš į Tomą Šliupą ir galvoju, prisimindamas 2023 metus, gal priminkime žiūrovams, kad 23 metais čempionu tapo Karolis Aleksandravičius, taip? Taip, Karolis Aleksandravičius yra dabartinis čempionas ir šiandien paaiškės naujasis. Taip, bet tada antroji vieta atiteko ir sidabro medalis atiteko Tomui Šliupui, kuris tada, priminsiu, vos taškų aplenkė bronzą gavusi Mantalalą. Taip, tai Tomui Šliupui, jeigu jau taip nekukliai šnekant, antra vieta visai nelabai. Jis jau buvęs vicečempionu. Taip, be abejonės, Tomui dabar norėtųsi laimėti pirmąją vietą ir manau, kad jisai tam yra pasirengęs, bet varžovai taip pat nesnaudžia, irgi nori laimėti. Na, be jokios abejonės, dar priminkim, ką dabar veikia ir ką daro Karolis Aleksandravičius. Karolis Aleksandravičius treniruojasi, ruošiasi kitam varžybų galiūnų sezonui. Yra puikios sportinės formos, matome socialiniuose tinkluose, kad tikrai kelia didžiulis svoris ir tikimės, kad kitais metais pamatysime jį BTV ekranuose varžantis. Šitą tiesiog praleido, ar ne, sezoną? Taip, traumos sumaišė jo planus ir nepavyko sustartuoti Lietuvos galiūnų čempionate, nei pasaulio galiūnų žaidynėse. Na, bet jūsų balse, kalbant apie Karolį, tokį optimizmą girdžiu, kad kartais geriau sustoti, išsilaižyti visas žaizdas, sustiprėti ir grįžti su trenksmu, ar ne? Taip, čia sporte iš tikrųjų kasdienybė. Sportininkai gauna traumas, reikia išsigydyti ir tada dar su didesniam jėgom grįžta į varžybų arenas. Taip, Žydrūnai, Lukas Mataitis tik tai per vienintelį taškelį nuo čempiono, tai jis dalyvauja aktyviai šioje kovoje ir jam ši rungtis irgi labai svarbi, 4. rungtis. Taip, tikrai, Lukas taip pat stebina, kiekvienais metais stiprėjo, šiemet, manau, padarė tikrai didelę pažangą, sustiprino kai kurias rungtis ir tikrai turi realius šansus šiais metais patekti jau finaliai prizininkų trejetą. Bet ar nebus taip, kad visi čia taip Lukas Mataitis, o jis ims driokstels ir kol favoritai tarpusavį pešiasi, užims pirmą vietą? Na, aišku, čia tiesiog tik tai pasvarstymai, ko gero jūs irgi dėliojate įvairius įmanomus variantus. Sportas tuom ir žavus, kad visko gali nutikti. Man, Žydrūnai, žaviausia, kad 4. rungtis ir mes dar absoliučiai nieko nežinom, nei dėl 3, nei dėl 2, nei dėl 1 vietos, kai būna, kad išsiveržia po 4 rungties 10-7 taškais kažkuris tai į priekį ir tu jau žinai, kad tikrai taps čempionu. Vien dėl to yra gerai. Taip, iš tikrųjų, stebėti varžybas šio sezono yra įdomu, nes visos varžybos praktiškai paaiškėjo nugalėtojas paskutinėje rungtyje. Tas yra įdomiausia žiūrovams. Beje, labai geras pastebėjimas. Šis sezonas, drįsčiau sakyti, 24 metų, prisiminus visas transliacijas BTV eteryje, na, pagal tą kovot kaklumą tikrai vienas įdomiausių. Taip, keičiasi sportininkai, matome naujus sportininkus, lipančius ant prizininkų pakilos, nugalėtojai praktiškai kiekvienose varžybose kiti, tai iš tikrųjų įdomu. Audrius Jokubaitis, ką jis čia padarė, tai yra neįtikėtina. Lukas Mataitis su baltom kojinaitėm nepasiekė tokio lygio, ką pasiekė Audrius Jokubaitis su stebuklingais raudonais batais. Taip, iš tikrųjų puikus rezultatas. Audrius turi tikrai stiprų atkelimo veiksmą ir šioje rungtyje parodė, kad tikrai jis yra, mano manimu, tikrai stipriausia šioje rungtyje. Taip, Jokubaitis jau čia rimta, jeigu jis laimės šią rungtį ir taip kol kas jisai yra lyderis, 1 tašku lenkia kitus ir tai jau bus rimta paraiška. Ne veltui prakalbau apie tuos sėkmės talismanus, aišku, ne visiškai rimtai, gal daugiau su šypsena.
prisiminęs, kad kai kurie krepšininkai keičia netgi batelius varžybų metu. Ar turėjote jūs, Žydrūnai? Nes apie jūs žinau, kad mūsų žiūrovai gaudo kiekvieną informaciją, kiekvieną faktą apie stipriausią planetos žmogų. Turėjot savo kažkokį tai atributą, aprangos ar kažkokį apyrankę, kuri jums padėdavo? Na, tokie ilgiausi palydovai tai sportiniai batai buvo, su kuriais laimėjau pirmą Arnold Classic turnyrą, tai su jais dalyvau labai ilgai ir tai buvo kaip ir mano talismanas. Gerai, žiūrime, Audrius Jokubaitis, taip ir yra, atkėlimo estafetėje 4 rungtyje, jis pirmas, jis laimėjo 1 rungtį, jis laimė ir 4 rungtį. Ir jeigu turėjo 1 taško pranašumą, turės dabar daugiau. Tomas Šliūpas niekur nepaleidžia, Mataitis irgi yra visai šalia. Modestas Struckus irgi sukasi šioje lyderių kovoje. Aišku, įdomiausia mums pažiūrėti, kaip atrodo lentelė po 4 rungčių. Na, nedaug kas ir te pasikeitė. Jokubaitis turi dabar jau 2 taškų pranašumą, Šliūpas 2, vis dar 2. Lukas Mataitis 3, bet Lukui jau į nugarą alsuoja Modestas Struckus. Kokia kova, o pats metas dabar ne tik pažiūrėti į Uteną iš viršaus, bet ir pristatyti jau 5 rungtį. 5 šių metų finalo rungtis, padangos vertimas. Svoris 360 kg, galiūnai vers 10 kartų. Laimės tas, kuris padarys tai greičiausiai. Žydrūnai, tik užsiminėte apie savo talismaną, tuos sportinius batelius, su kuriais laimėjot Arnold Strongman, jau iš karto pasirodė žinutėse, ar galima aukcione įsigyti, ar jau tas likimas nulemtas? Na, kada batai jau visiškai susidėvėjo, tai vienai sporto prekių parduotuvai buvo jie padovanoti ir, kiek žinau, buvo ekspozicijoje, gal ir dabar tebėra. O, prašau, tai visuomeniai atviras reikalas. Gerai, o mes dabar reikime į 5 rungtį. Žydrūnai, iš tų 4 stipruolių, kurie kaunasi dėl čempiono titulo, kam parankesnė ši rungtis? Ši rungtis yra Struckui labai įdomi, nes visi lyderiai taip pat labai gerai verčia padangą. Tiek Audrius Jokubaitis, tiek Tomas Šliūpas, tiek Modestas Struckus. Tai kiekvienas iš jų gali laimėti šią rungtį ir tarp jų skirtumas tikrai bus nedidelis. Galbūt kažkiek Modestas yra dažniau laimėjęs šią rungtį, bet skirtumas yra minimalus. Tai bus įdomu labai. Na taip, Struckų netgi ir vizualiai matau prisiminęs jo etapus. Heraklį, kuris puikiai susitvarko su šia rungtimi. Aš tik tai priminsiu, Žydrūnai, kad Lukas Mataitis vis dar 3. Taip, Lukas Mataitis taip pat neblogai verčia padangą ir jisai bandys įsikibęs laikytis tos 3 vietos, manau. Taip, čia pagal kitas sporto šakas Lukui Mataičiui reikia neprarasti taškų, kad galėtų driokslo paskutinėje rungtyje. Gerai, pasižiūrėkime, kokie rezultatai šios poros. Vytenis Pauža. Laikas jo šioje rungtyje, visa trasa įveikta ir Donato Maskolaičio laikas. Dabar bus labai įdomu, kadangi varžomasi poromis, tai pamatysime šią porą, o tada jau 3, 4, 1, 2 vietos. Saulius Kikas ir Bartkevičius. Bartkevičius vietoj Černiausko, ar ne šioje? Ne, Bartkevičius pateko į finalą. Pateko. Vietoj Roko Černiausko varžosi Donatas Maskolaitis, o Saulius Kikas praeisiais metais nepateko į finalą, o šiais metais grįžo į finalą. Na va, kiek įdomių faktų sužinome šioje finalinėje transliacijoje. Ir žiūrim. Žydrūnai, aš dar tik tai naudodamasis progą po šio finalo nebus taip, kad galiūnų sporto gerbėjai liks be nieko ir sakys, kada kitas sezonas. Dar turim varžybų? Dar turim varžybų. Sekančios varžybos bus Baltijos galiūnų komandinis čempionatas, taip pat bus Europos taurė ir Lietuvos galiūnų čempionato komandinės varžybos. Tai ta maloni kasdienybė, kurią jūs įpratę to režimo laikytis, jį niekur nedings, varžybų tikrai dar turime ir galėsime sirgti už Lietuvos galiūnus. Žydrūnai, aš ten jūs fone pamačiau filmuojantį šias varžybas, keliate į savo Taip, keliu ir į savo Instagramą ir Facebook puslapį, taip pat Lietuvos galiūnų federacijos Instagram ir Facebook puslapį. Kas neseka Lietuvos galiūnų federacijos puslapio,
kviečiu pasiekti, nes ten sužinosite visada, kur vyksta varžybos ir galėsite atvykti gyvai pažiūrėti varžybų. Tikrai taip. Kiekvienas tas video labai laukiamas. Priminkit, kiek jūs turite sekėjų? Aš turiu asmeniškai tai netoli milijono per visus socialinius tinklus. Milijono? Netoli. Oho. Ir toliau garsinkit Lietuvos galiūno vardą. Gerai, o čia dabar surimtieki Modestas Struckus ir Lukas Mataitis, kaip ir mes sakėme su Žydrūnu, spėjome, kad Modestas Struckus, kas nuo jo priklausė, taip, užpykęs jisai ant savęs dėl tų pirmųjų rungčių, bet sakau, jau tai kažkur matyta, Lukui Mataičiui ši rungtis šiek tiek sunkesnė ir matome, kad jis atsilieka daugiau nei užtrunka trasoje nei Modestas Struckus, bet laikas visai neblogas, nors nepatenkintas jis pats. Na taip, vis tik tai supranta, kad prarasti labai brangus taškai, o Modestas čia dirbo tikrai 100% ir parodė puikų rezultatą. Na, Lukas Mataitis aplenktas ne 21 sekundė, Modestas Struckus monstras šioje rungtyje 37 sekundės, ar įmanoma geriau? Tomas Šliūpas ir Audrius Jakubaitis. Ar mato Žydrūnai, kaip skubama? Ir labai vienodas tempas abiejų sportininkų, tikrai neaišku, kuris laimės. Matome, kad truputį klaidelę padarė vienas iš sportininkų, bet tai nepakenkė jam. Kol kas jisai įsiveržėsi prieki truputį, bet Audrius vejasi. Taip pat truputį klaidelė nedidelė. Na, tos klaidelės su paėmimu. Taip, su paėmimu. Tai kada labai lygiaverčiai varžovai, tai jos labai turi didelės įtakos. Ir paskutinis kartas visiškai praktiškai buvo pradžia vienoda, bet Tomas Šliūpas laimė. Šią dvikovą Tomas Šliūpas laimė, bet matote rezultatas 39. Ne veltui šie abu sportininkai taip veržėsi į priekį. Mintis buvo aplenkti ir Modestas Struckus su tom 37 sekundėm. Taip, Modestas Struckus neaplenktas šioje rungtyje, jis tikrai kils į viršų. Buvo jisai 4. vietoje. Ir Luką Mataitį tikrai aplenks. Bet įdomu, kaip su Jakubaičiu, kuris buvo pirmas, ir Tomu Šliūpu. Po 5 rungčių labai nekantraujame pamatyti lentelę, nes tada bus likusios tik tai 2 rungtys, iš viso 7 rungtys. Taigi, po 5 rungčių žiūrime, rodome rezultatus. Audrius Jakubaitis išlaiko dar lyderio poziciją, 1 tašku nuo jo atsilieka Tomas Šliūpas ir Modestas Struckus nuo lyderio atsilieka 3 taškais. Tai ko gero dabar jau susikoncentruojame į šį trejetuką. Audrius, Tomas ir Modestas. O mes pristatome prieš paskutinę rungtį, tai padarysim po pertraukėlės. Šeštoji šios dienos rungtis – maišų užsimetimo ant peties estafetė. 80, 100 kg, 120, 140 ir paskutinis maišas 160 kg. Laimės tas, kas tai padarys greičiausiai. Gerbiami žiūrovai, sveiki sugrįžę į Uteną. Čia vyksta Lietuvos galiūnų čempionato finalas ir jau yra prieš paskutinę rungtis, patikėkite, čia Utenoje labai karšta. Lyderis Audrius Jakubaitis tik tai 1 tašku lenkia Tomą Šliūpą, kuris praeitais metais liko irgi antras ir dabar nori atsikratyti to antros vietos prakeiksmo ir aplenkti Audrių Jakubaitį, nes tokia proga pasitaiko tikrai nedažnai. Kita vertus, ir Struckus Modestas nuo lyderio atsilieka tik tai 3 taškais ir tai yra tikrai panaikinamas rezultatas. Žiūrėkite, visi žiūrovai ploja nesustodami. Žydrūnai, ar tikėjotės tokios dramos finale? Tikrai tikėjausi, nes matėsi pagal jau atrankinius Lietuvos galiūnų čempionato etapus, kad sportininkai yra panašaus pajėgumo. Ir rungtys buvo parinktos taip pat, kad nei vienas sportininkas neturėtų pranašumo, kad tikrai būtų kova iki galo. O čia jau man naujiena, ir į tai atsižvelgiama, ar ne? Kad nebūtų tos parankios vienam žmogui rungtys. Taip, kada jau yra finalinės varžybos pasaulio galiūnų čempionatai, tai rungtys stengiamos parinkti taip, kad nebūtų išskirtinės sąlygos kažkokiam
vienam galiūnui, nes galiūnų sportas tuom yra žavus ir tuom yra blogas, jeigu rungtys būtų parenkamos tendencingai kažkam labai palankios, o kažkam labai nepalankios, tai gali praktiškai nuspręsti, kas būtų čempionas. Tai labai svarbus yra momentas teisingai parinkti rungtis. Na, viskas dėl to objektyvumo, kad nugalėtų stipriausias, ištreniravęs, turintis visas stiprias kūno dalis. Audrius Jokubaitis, dabartinis lyderis, kuris labai yra arti savo svajonės. Ar Audriui tai būtų pirmasis toks titulas? Taip, pirmasis praėjusiais metais jisai labai prastai pasirodė, nepateko į prizininkų trejetą, tai šiais metais jis nori, manau, reabilituotis ir labai apmaudi klaida, nes 160 kg yra tikrai labai didžiulis svoris ir kol kas ne vienas sportininkas neįveikė jo. Bet baisiausia, Žydrūnai, kad Jokubaitis tokį gerą laiką rodė. Taip, iš tikrųjų buvo puikus rezultatas, puikiai kėlimų serija ir taip nesėkmingai paskutinis maišas nuslydo, kada jau buvo užkeltas ant peties ir nebuvo užfiksuotas. Ir užsivedęs jis ant tokios geros bangos buvo ir dabar ta tokia duobelė. Klaida laiko dar yra, viskas čia nebėda, dabar jau ko gero svarstoma tik tai apie tai, kad jeigu iškelsi visus maišus, tai gali būti vienas iš tų, kuris vienintelis tai padarė. Ar tai neišmuš dabartinio lyderio iš Vėžių? 5 maišai, 6 neįveiktas, tiesa 5 maišai per 29 sekundės. Tai kiek, Žydrūnai, iš tikrųjų yra tų maišų? 6 maišai, paskutinis yra tikrai labai sunku, 160 kg. Ir Audrius sukėlė per tikrai labai gerą laiką 5 maišus. Manau, kad sunku kam nors būtų pagerinti. Ir aišku, neaišku, ar kas nors iškels visus 6 maišus. Tai va dabar tą ir žiūriu, dar lieka 3 maišai Tomui Šliūpui. Jeigu jis nori pasiekti ir pagerinti bent jau 5 maišų iškelimą per 29 sekundės, tai to jau nepadarė. Ir dabar Tomui Šliūpui vienintelis šansas yra neskubėti, bet iškelti visus 6 maišus. Visiškai negalvoti apie laiką ir labai ramiai atsikvėpti, pakelti ir tai bus geresnis rezultatas, ar ne, negu Jokubaičio? Taip, geresnis rezultatas, bet aišku, po to startuojas Modestas Truckus, kuris vienas iš stipriausių šioje rungtyje. Jisai taip pat gali pakelti visus 6 maišus. Čia jau jo arkliukas. Bet iš Jokubaičio būtų atimti taškai. Aš įsivaizduoju, kaip dabar žiūri Audrius Jokubaitis. Ar bus pakeltas maišas ar ne, pradžia nieko gero Tomui Šliūpui nežada. Ne. Maišas ne tik sunkus, bet ir didelis. Jį pakankamai sunku apimti sportininkam ir turėti gerą poziciją kėlimui ant peties. Žydrūnai, o kokia technika reikėtų kelti, nes matosi, kad išgąstis visų galiūnų veide, nei suimsi, nei pakelsi. Labai individualu, sportininkai kelia įvairiais būdais. Yra net lengvesniam svoriui iš karto užsimetama ant peties, bet tas toks standartinis, kada ant kelių užsidedama, perimamas maišas ir tada užsimetama ant peties. Na, žiūrim, žmogus, kurio rungtis ši yra arkliukas, kol kas labai neblogai, 2 maišai, bet nebus čia tas pats geriausias laikas. Audrius Jokubaitis. Ne, su šituo 3 maišu praranda laiko, jisai nėra dar toks sunkus, o laikas tikrai yra prarastas, kažkaip ne taip paėmė Modestas jį, kaip reikėtų. Ir vėl kartojasi ta pati situacija. Jokubaičio neaplenkia niekas ir visa viltis iškelti visus maišus Truckui, bet nepanašu, kad jis tai padarys. Tikrai keista, nes tai yra jo rungtis, jisai ir treniruojasi ir visose varžybose tikrai puikiai pasirodė šioje rungtyje. Nedaug trūko, kad būtų klaida panašiai kaip Audriaus Jokubaičio, bet teisėjas spėjo užfiksuoti kėlimą. Ir čia jo vos neapmaudi, dar aplinkybės palankiai susiklostė Modestui. Na, Modestai, prisimink visus savo įgūdžius. Modestas atrodo truputį pavargęs. Tikrai kai kuriuose rungtyse, kaip rasto kėlime ir maišų užsimetime ant peties, tikrai yra toli nuo jo geriausių rezultatų. Bet čia irgi yra menas viso sezono metu taip išdėstyti jėgas, kad tu būtum pačios geriausios formos didžiajame finale. Taip, iš tiesų, pasiekti geriausią formą svarbiausiose varžybose tikrai reikia ne tik daug treniruotis, bet labai pažinti savo organizmą ir
turėti atidirbus tą pasiruošimo sistemą. Na, Žydrūnai, jau gali pradėti švęsti Audrius Jokubaitis. Jau net ne žingsnis liko iki nugalėtojo titulo. Pusė žingsnio. Taip, liko viena rungtis, bet jinai tokia, kur galima įvairūs netikėtumai. Yra matę varžybų, kada sportininkai neperkelia akmens nei karto ir taip gauna nulinį įvertinimą. Taip, iš 3 jau lieka 2. Audrius Jokubaitis ar Tomas Šliūpas. Pagrindinis klausimas, ar Tomas sugebės panaikinti tą 2 taškų skirtumą. O mes nerime į 7-ąją rungtį, kurią mums pristato Žydrūnas Savickas. Lemiama rungtis. Paskutinioji šios dienos rungtis, po kurios paaiškės šių metų čempionas, akmens perkelimas. Svoris 180 kg. Laimės tas sportininkas, kuris perkels daugiausiai kartų. Koks finalas, kokios emocijos ir jau aišku, jau greitai tas atsakymas. Tomas Šliūpas ar Audrius Jokubaitis, kuris pirmą kartą gali tapti Lietuvos galiūnų čempionu. Modestas Struckus 3, bet jam ko gero jau kova dėl čempiono titulo baigta. Na, teoriškai galimybė yra laimėti, jeigu labai nepasisektų Audriui Jokubaičiui, Tomui Šliūpui, nes, kaip minėjau, ši rungtis yra tokia, kad kartais sportininkai nepataiko klijų pasirinkti tinkamų pagal orą, nes yra tepami ant rankų specialūs klijai, kad būtų geras sukibimas su akmeniu. Ir kartais būna, kad jie tiesiog slysta ir gauna nulinį vertinimą, nei karto neperkelia sportininkas. Tai tokiu atveju būtų galimybė Modestui Struckui. Tai dabar jisai nežino, kaip bus ateityje, nes po jo startuos tiek Tomas Šliūpas, tiek Audrius Jokubaitis ir jam belieka išsikrauti šią rungtyje 100% ir tikėtis, kad įvyks stebuklas. Na taip, taupytis jau nėra kur, ar įvyks neįmanoma. Žiūrime, Modestas Struckus bando 4 kartą perkelti ir jam pavyksta rimtas. Viskas. Ar teko šnekėti po šių varžybų, Žydrūnai, su Modestu Struckum, kasgi jam ten nutiko? Ar pasiruošimas, ar nuovargis? Teko, bet jis ir pats nežinojo, tiesiog jautė, kad nebuvo ne ta diena buvo ir tiesiog nesisekė net keliose rungtyse ir tokia rungtyje kaip Rasto kėlimas. Tai čia net sėkmės faktoriaus tokio nėra, nes iš tikrųjų ten galima vieną kartą neiškelti, bet kad kažkur 2-3 kartus jisai neiškėlė tiek, kiek galėtų, tai iš tikrųjų sakė, kad tai ne jo diena. Taip, o čia Tomas Šliūpas, aš nežinau, kas dabar vyksta jo galvoje. Aišku, jam sukasi skaičiai, kad Modestas Struckus 4 kartus iškėlė, bet turbūt jam taip pat sukasi galvoje, kad po jo pasirodys Audrius Jokubaitis. Pradžia nieko gero nežada, nes jis turi padaryti kur kas daugiau, nei mes dabar matome. Taip, iš tikrųjų, pagal visą varžybų taktiką galvojant, jam reikėtų iškelti 5 kartus ir tikėtis, kad Audrius tai iškels 3 kartus ir taip likviduoti 2 taškų skirtumą. Bet Tomui taip pat nepasiseka ši rungtis ir jis turėjo tikrai perkelti daugiau kartų. Žydrūnai, panašu, kad Audrius Jokubaitis jau mato antraštės laikraščiuose. Audrius Jokubaitis tapo čempionu. Šitas perkelimas garantuoja jam 1 vietą ir 1 kartą jisai tampa Lietuvos galiūnų čempionu. Dar matysime jo kėlimus, sportininkas dirbs iki galo, bet jis jau yra šių metų Lietuvos galiūnų čempionas. Na štai ir sužinojame atsakymą, kas tap šių metų čempionu. Čia irgi yra graži akimirka, Žydrūnai, ar ne? Tai yra duoklė žiūrovams. Taip, iš tikrųjų, kada jau laimi varžybas, tai paskutinė rungtyje stengiasi jau bet kokiu atveju parodyti geriausią savo rezultatą. Jeigu, aišku, nėra traumos arba nesi visiškai išsekęs. Bet atrodo viskas ant tos gražios bangos Audriui Jokubaičiui. Jeigu Tomui Šliūpui ir tas paėmimas sunkiai sekasi ir tas akmuo slydo. Čia atrodo, viskas per daug idealu. Na, taip jau yra, kada sportininkas jaučia tą pergalę, tai pas jį padaugėja jėgų. Na, gražu, visos treniruotės, visos pastangos, visos viltis išsiveržė su nugalėtojo Audriaus Jokubaičio riksmu
ir marškinėlių persiplėšimu. Taip, Audrius Jokubaitis ir šioje rungtyje pasirodė puikiai, abu kartu su Modestu Struckum jie perkelė akmenį 4 kartus, na, kitų rezultatai, sakykim taip, daugiau nei kuklus, aišku, gal ir motyvacijos jau nebebuvo. Turėjo būti motyvacija Tomui Šliupui, bet nesusiklostė jam ši rungtis, apmaudu, kad paskutinė rungtis, kur galbūt galėjo tikėti stebuklo Tomas, jam nesusiklostė ir pasveikinkime Audrių Jokubaitį. Koks miestas švenčia? Audrius Jokubaitis iš Šakių. Taip, Audrius Jokubaitis, Šakių atstovas, tampa 2024 metų čempionu. Tomas Šliupas panašu turi 2 metus iš eilės tą 2 vietos prakeiksmą. Modestas Struckus tikrai nėra patenkintas, manau, 3 vieta. Lukas Mataitis tampa 4. Modestas Struckus, na, tikrai galėjo jam susiklostyti geriau, bet gero ūpo nepraranda, visgi lipimas ant nugalėtojų pakilos. Ar teko su Tomu Šliupu šnekėti po šių varžybų? Taip, sportininkas realiai įvertino savo galimybės, aišku, norėjosi geriau, bet Audrius Jokubaitis buvo tikrai šiandien pajėgesnis. Sveikinu Audriau, laimėjus Lietuvos galiūnų čempionatą, įsirašiusi tą sąrašą, kuriam netiek daug Lietuvos vyrų yra. Kaip buvo tos varžybos? Ar visą laiką tikėjai, ar buvo momentų, kada sunku buvo? Pasiruošimas tikrai stengiausi ruoštis maksimaliai ir kovojau maksimaliai. Tikrai varžovai stiprus buvo, bet dėkui jam už kovą. Kitą metą atsirevanšuot galėsiu. Ar pripažįstat, kad pavyzdinis buvo Audriaus Jokubaičio pasirodymas finale? Tikrai vertas? Taip, visose rungtyse padarė tai, ką galėjo, praktiškai 100% sustartavo, o varžovai vis tik tai padarė klaidų. Tai bus tikrai įdomus ir kitas sezonas. Jo laukiam nekantraudami, Žydrūnai, kaip visada dėkojame už labai įdomias įžvalgas, o šį kartą sakome iki pasimatymo kitose varžybose.